Šalčininkų kultūros centro sienas papuošė jautrus kruopščiai pieštuku išpiešti darbai. Tai pirmoji Danutės Jankauskės paroda, kurioje atsiveria ne tik jos meninė pajauta, bet ir ilgametė gyvenimo patirtis. Daugelis šalčininkiečių Danutę pažįsta kaip buvusią ilgametę policijos pareigūnę, todėl surengta piešinių paroda jiems tapo tikru netikėtumu. Nors į kūrybos kelią jį žengė tik išėjusi į užtarnautą poilsį, piešimas tapo ne tik naujų pomėgių, bet ir vidinio pasaulio išraiška, savotiškų dienoraščių. Apie tai, kaip gimsta jos piešiniai, kodėl kūryba nepažįsta amžiaus ribų ir ką reiškia surengti pirmąją parodą brandžiame amžiuje, pokalbis su autore po parodos atidarymu. Piešimas, tapyba man visą laiką buvo labai aktualu ir artima, bet galbūt dėl laiko stokos, šeima, vaikai, bet vaikus vis dėlto savo aš leidau piešti ir dukrą ir sūnų. Sūnui nepatiko, bet dukra nuo 6 metų pradėjo tapyti, baigė dailės, Kauno ir taip toliau, ir jinai dabar yra tikroji menininkė, taip kad jinai neatsiskiria su dailė. Taip kad aš manau, kad aš visą laiką kartu buvau su tapyba. Bet jau piešti, tapyti pradėjau. Būtent, kai išėjau iš tarnauto poilsį į pensiją, prieš 3 metus. Bet įgrėbiausi pieštuko. O tai kas įkvėpia labiausiai kuriant? Gamta, žmonės, galbūt prisiminimai? Viskas, nieko negaliu išskirti. Tikrai viskas šitas. Ir kas svarbiausia, tai jau vis nuo pat ryto ir per visą dieną man susikaupė labai daug minčių, emocijų ir kažkodėl vakarais aš noriu perteikti. Bet irgi tie vakarai man asmeniškai būna jau rudeniop, kadangi vasaros metu yra kiti kaimo darbai. Vat, ir būtent pieštuko grėbiuosi tada, kaip man liūdna, pilna emocijų, susikopė labai daug ir noriu perteikti tai popieriaus lape. Tai kaip atrodo jūsų tas kūrybinis vakaras? Gal turit kažkokių savotiškų ritualų? Tas ritualas, tai man yra, taip ir atrodo, tas ritualas, kadangi tam tikrų laikų, vėlyvi vakarai, tamsus, kai būna kažkoks, dažniausiai kai būna liūdna. Pertikė savo nuotaiką, emocijas, ar, nežinau. Ir aišku, suprantu, kad tikrai daug laiko. Daug laisvo laiko dabar jau. O kaip, Danutė, gimsta jūsų piešinių idėjos? Ar visada žinote, ką piešite? Ar viskas ateina tiesiog procese? Procese neateina, tikrai ne procese. Aš jau einu piešti ir grėbiuosi už pieštuko, tada, kai aš jau turiu idėją ir kai man kilo mintis, ką aš noriu nupiešti popieriaus lape. Ir dabar atsirado jau šita nuostabi jūsų paroda. Ką jinai jums reiškia? Jinai man reiškia tikrai labai labai daug. Ir tikrai noriu perteikti ne tai, kad čia kažkaip kažką pasirodyti ar ką. Man tiesiog labai norėjusi pasidalinti su savo artimaisiais, su gerais pažįstamais, su draugais. Norėjusi pasidalinti ir kad jie galėtų įvertinti tikrai, o kaip man pavyko. Todėl ir irgi atsiliepimų knygą, albumą irgi užvežiau, kad savo atsiliepimus įrašytų iš tikrųjų. Kaip man tai pavyko. Tai dabar jau jie visi apsilankė turbūt parodoje jūsų artimieji draugai. O kaip jie iš karto reagavo, kai tik pasakėt, kad turit tokių planų surengti parodą? Pirmasis žodis, tai čia buvo iš savo vaikų ir iš dukros, kad aš šaunuolė. Tai pirmas toks. Bet aplamai, kad grėbiausi, pradėjau piešti šitas, tai, kas be ko tikrai, menininkė yra menininkė. Dukra labai palaikė, tai dabar jinai turi visą laiką
albumus, visą laiką pieštukus, tai čia jau dabar jau žino, ką dovanoti, tai visą laiką ir skuba pirmoji idėja ir pasakė šaunuolė, tikrai šaunuolė. Tas liūdesys ir tų emocijų ir šitas tikrai man būtinai reikėjo perteikti tame lape. Tai galima sakyti, kad jūsų piešiniuose slepiasi tokios jūsų asmeninės, labai jautrios istorijos, prisiminimai. Taip, tikrai taip. Mes čia yra visokių prisiminimų, ypač vaikystė, kai prie upės ten yra toks piešinėlis, upė, geltonas smėliukas, geltono smėliuko drugeliai, maudynės, žvejojimas, vėžių gaudymas. Ir tai man norėjusi perteikti. Dabar vat, kaime irgi, ten kur nupirkus, tai Kastelių kaimas irgi, vat, čia pirmas piešinys, tai irgi norėjusi perteikti, kai aš laukiu savo vaikų, anūkų, kai jie visi suvažiuoja į kaimą. Tai vat tiesiog kiekvieną piešinuką, jeigu analizuojant šitas, ten yra irgi stendukas anūkėlių. Aišku, kad man toli gražu iki portreto šitas ir kad atpažintų, bet stengiausi, kad iš fotonuotraukų stengiausi perteikti, kad jie galėtų atpažinti save. O kurie darbai jums yra pačiai artimiausi ir kodėl? Anūkėlių. Kurie anūkėlė, todėl, kad jie patys artimiausi. Tai vat. Ką jūs pasakytumėte žmonėms, kurie mano, kad pradėti kurti vėliau yra per vėlu? Labai jaukingai skamba per vėlu, kadangi tai gal ir gyventi per vėlu. Tai ir yra gyvenimas. Niekada nieko ne per vėlu. Ir manau, kad tik dabar supratau, kad kai išeini, kai turi daug laiko, kai išeini į pensiją, kai turi daug jau, sakau, kartosis laiko, kai vaikai užauginti šitas, tai tu gali save analizuoti, kur tu ir gali pati. O kaip ten iš tikrųjų, kaip pasako daugelis irgi mano artimų draugių, kad aš moku, nenoriu šitas, betgi tu nebandėjai. Tai tas, kai sako, tai gerai, kad tu moki. Niekur, nieks manęs nemokino. Aš nežinojau, kad aš moku. Aš tiesiog paėmiau, grėbiau tą pieštuką ir viskas. Ir po truputį pradėjau. Vėliau, aišku, labai skatino tikrai dukra, nes šį laiką jai persiustavau ir jinai pasakydavo, kad šaunuolė visai neblogai gerai. Klausdavau, o kas čia? Sako, žinai, neblogai gaunasi. Tai vat tas paskatinimas šitas, tai taip palengva ir gimė. Kaip kūryba pakeitė jūsų kasdienybę, galbūt emocinę savijautą? Būtent emocinė ir pakeitė. Aš tapau daug ramesnė ir kai tik tai kažkas tai man negerai, aš tada imu piešti. Ir apie svajones, kokių turite? Svajonės, tai kaip gyvenime, aš daug turėjau tų svajonių. Tai vat svajonė dabartinė, tai savo kūrybos eilės išleisti knygutę, nes kurių eilės. Ir dar turiu planuose, bet negaliu čia labai įsiplėsti, nes nelengvas dalykas, noriu buities muziejų. Aš labai jau seniai renku senus daiktus ir kaime ir turiu jau atskirą patalpėlę šitas, bet kaip pasiseks, nežinau, kadangi, niekada nesakyk ir kažką planuoju. Aš irgi neplanavau, kad bus paroda ir taip toliau ir bus organizuota. Tiesiog, tikrai noriu padėkoti Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojams. Didelis padėkos žodis direktoriai Gražinai Zabrauskaitei, Ilonai Tunievič, irgi taip pat irgi Terezai Dušievič, ir visom Larisai, ir visom kitom darbuotojom, kad tikrai man padėjo suorganizuoti ir visą tą. Be jų tikrai, be jų ir nebūtų parodos. Ir dar norėčiau irgi pakviesti šitas, nes paroda
Tai atidarimas šitas, bet paroda tai veiks iki Liepos 17 dienos. Tad kviečiu apsilankyti ir savo atsiliepimų, ir mano atsiliepimų knygoje irgi savo palinkėjimus palikti šitas. Tikrai didelis ačiū.